Tai tas dalykas, kai tu pasimatymą parsivedi moterį namo, ir tu jai tai duodi. Ir patikėk manim, jeigu duosi prastą seksą, jį pas tave negrįž. Nes gerą moterį dažniausiai supa apie 5-6 vyrai pasirinkimų. Tokie, tarasme, kurie rašinėje, skambinėje, kur moteris jaučia, kad iš jų gali gauti seksą. Tarasme, nenuzės tokie pametę galvą. Tu turi būti iš tų 6-7 vyrų geriausias, jei pasirinkimas. Ir mes būtent dabar šiandieną tame ir DVD kalbėsim, kaip tapti tuo geriausiu pasirinkimu ir kad ta moteris būtent grįžtų pas tave, o ne pas tuos kitus vyrus. Ir nesvarbu, patikėk manim, kokia yra materialinė padėtis tų kitų vyrų. Jeigu turi moterį, ne, ir ją supa vyrai. Ne, mes turim 3, 6, 7 vyrus. Tas vienas iš jų. Ir vyrus visuomenį šitos likusius yra programavus būti švelniai su moterimi. Nesielgti taip negražiai. Tai kas gaunas semas labai. Tai seksų visa kokybė nusipjaustų dominavimo atžvilgių, kad ir kiti bus aukšti. Iki sielų skalę tau. Kadangi tu tobulį alfa keliu, tai tu girtas niekada nesimyli. Tu net alkoholį gyvenime nevartoji. Nes žinai, kad ten šūdas paskutinis. Jau lygiai, va čia sekso masterio lygis. Šitas pasikartojantis orgazmo lygis. Lėtinį, nevarai taip greitai ir galvoji apie ką nors šlykštaus, tave tada netaip jaudina ir automatiškai tu gali moterį, šuniuku ar misionieriaus poza 10 minučių stipriai varyti. Ir pasikartojantis orgazmas ir yra patiriamas, kai moteris